Dėkoju. Smėgų būti apsuptas pastovi dėmesio ovacijų, komunikacijų, abo vienas generalinių, dar buvo akcininkų ir karčiausių mineralinių. Nežinau tikrai iš kokio miesto kilęs, tas nesvarbu, nes jis dabar turėjo ne namą, o piliai. Krizė štyliai, važinėjo juodų piktų boomerių, 360 blizgėjo rėbi ant jų numerių. Все как положено, marškiniai prie kostiumo, fonotekų surinkti Kirkorovo visi albumai. Dūmai iš cigarų, na ne Kubos, bet visgi Lakierkos Versace, kurių jis taip nemėgo blizgint. Veidrodiniai batai, tikro vyro markė, šitą jį žinojo ir su jais sėkmingai reikalus tvarkė. Iš esmės jam nereikėjo drabužių, nes jis turėjo tiek meilužių, kiek dienų turi gegužis. Dėl to įtituluodavo svajonių jaunikių, o gal dėl to, kad centimetrų 25 buvo jamikis. Šią paslaptį palikime žmonių žurnalui, o po mano priedainio išgirsit viską iki гало. Я живу, как хочу и делаю, что мне положено. Девочки меня целуют, чувствую себя как мороженое. Išgyvenu kaip noriu ir darau, kas man patinka. Panos kostus liežuvėlės radžias ninko. Ji buvo ne aukštai, jos vardas buvo Rūta. Dirbo teatre su lėlėm, išlaikė vieno kambario būdą. Neišvaizdi tokia, labiau link tų pilkų pelyčių. Nemėgo falšo, o dar labiau gražių pupyčių. Savo veiklai atsidavus visą dušę, dar spėdavo įrūpintis pasiligojusią motušę. Dušė te pušo, laiko neturėdamas savo, vilės ateity gyvens kada nors geriau. Svajodavo statydamas scenos spektaklius, įsikūnyti herojus, gyvent su dėvėm ir Herakliais. Tai buvo jos pasaulis daug gražesnis nei tikras, dominavo išvaizdą ir bosai apsirynė ikrais. Nemėgo vikrai, viską dalį iš lėto, kruopščiai, kad detalės būtų savo vietoj. Taip lėkė dienos, nuo mažytės senos link namų, nuo mylimos mamos lik naujų lėlių.